Labas visiems. Paseksiu jums pasaką apie pandą, kuri tingėjo. Sveiki atvykę į didžiausią zoologijos sodą Lietuvoje. Gidas su geltona kepurėlė ir žaliais guminiais batais šypsojosi vaikams ir dalino puodelius su obuolių skiltelėmis. Būkite atsargus, perspėjo Gidas. Nekiškite galvos į liūto narvą, nepasakokite beždžionėms anekdotų ir jokiu būdu nesiūlykite pingvinams paragauti savo ledų. O dabar eime. Alisa kartu su visais vaikais nusekė Gidui iš paskos. O ką galėsime pašerti šiais obuoliais, domisi mergaitė. Čia kalbančioms papūgoms, kengūroms ir pažiūrėsim, gal dar panda praalkusi bus. Panda? Išpūtė akis Alisa. Jūs čia turite tikrą gyvą pandą? Kiti vaikai irgi priėjo arčiau, nes visi labai troško pamatyti pandą. Turime. Gidas pasitaisė kepurėlę ir pasilenkęs prie vaikų, kiek tyliau ėmė pasakoti. Mums ją šiemet padovanojo Kinija, bet vaikai tai paslaptis, dar laikraščiai nežino ir nenorim, kad sužinotų, nes ta panda pasirodo yra baisiausia tinginė. O kągi ji tingi? Ji tingi viską, tingi valgyti, tingi praustis, tingi kameroms pozuoti ir nesileidžia glostoma. Taigi mes nenorime visai Lietuvai rodyti tokios aptingusios pandos. Bet mums galėsite parodyti, nekantriai klausė Alisa. Jums, vaikai, taip, jei pažadate niekam nesakyti. Nesakysim, pažadam, tikrai, kuždėjosi vaikai. Ir priėjo žirafos narvą. Žirafa jiems nusišypsojo ir linktelėjo savo ilgą kaklą. Jis su mumis sveikinasi, džiaugėsi vaikai. Tada dar matė liūtą, kuris pažadintas iš popiečio miego juos visus apriaumojo. O beždžionė pavogė iš Alisos bananą, o kengūra parodė savo sterblėje snaudžiantį mažylį kengūriuką. Ir pagaliau būrelis su Gidu priėjo prie pandos narvo. Čia gyvena panda Čiči, iškilmingai pradėjo Gidas. Ji per dieną gali valgyti net 16 valandų. Jei nežinojote, pandos labai gerai laipioja medžiais ir moka net plaukti, o storas pūkuotas kailis šildo jas žiemą. Bet kurgi ta panda, šnabždėjosi vaikai, narvas tuščias. Ir tikrai, kad ir kaip gražiai Gidas pasakojo apie pandą, Čiči niekur nesimatė, nei po bambukais, nei medinėme namuke, nei už didelio akmens. Žiūrėkit, staiga sušuko Alisa, ten, už krūmo, matau mažą juodą ausytę. Ausytė krustelėjo, o tada pasislėpė tarp lapų ir dingo. Tai va, vaikai, atsiduso Gidas, kaip ir sakiau, Čiči yra baisiausia tinginė. Tingi net ateiti su jumis pasisveikinti. Bet nenusiminkite, dabar keliausime pas tigrą. Ir vaikai nusivylę, kad nepamatė pandos, nuėjo su Gidu linksminti tigro. Tik Alisa liko stovėti prie pandos narvo ir laukė. Gal Čiči dar išlys, gal galės paspausti jai leteną ar bent jau pasiūlyti obuoliuką. Praėjo minutė, gal 5, o gal ir 15 ir Alisa sako: Panda Čiči, nebijok manęs, tu gali tingėti, aš tik noriu tave pamatyti, o tada galėsi tingėti toliau. Krūmai sušlamėjo, tarp žalių lapų sumirguliavo juodos ausytės, tada balti kailio lopinėliai ir netrukus jau visa panda tingiai pasirąžiusi išrepečkojo prie narvo grotų. Labas, Čiči, baisingai apsidžiaugė Alisa, nori obuoliuko? Panda lėtai ištiesė leteną, paėmė iš Alisos obuolio skiltelę ir ėmė čiulpti.
O kodėl tu obuolį čiulpi, o ne valgai, klausė mergaitė. Nes aš valgyti tingiu, liūdnokai atsakė panda. Na taip, ir gidas mums sakė, kad tu labai tingi. Tas gidas nieko nesupranta, atsiduso Čiči. Mes, pandos, esam gimusios tingėti, tokia mūsų prigimtis. Visą dieną miegam, o likusį laiką valgom. Be to, labiausiai mėgstam bambukus, o čia mums jų tiek mažai teduoda. Tai kodėlgi dabar turėčiau sveikinti su vaikais, pozuoti kameroms, šypsotis ir leistis glostoma? Juk čia didelis darbas, o kas man už tai net bambukų pakankamai neduoda. Ir Alisai pagailo pandos. Tikrai, kokia neteisybė, sako ji. Žinai, panda, turiu tau pasiūlymą. Nejaugi, abejingai pavartė akis Čiči. Jaugi, kaip tik šį vakarą važiuoju pas močiutę į kaimą. O pas močiutę kaime galima tingėti kiek tik nori. Valgyti, miegoti ir nieko nedirbti. Gal tu nori važiuoti su manimi? Čiči nustojo čiulpusi obuolį ir regisi rimtai mąstė. O kuo tu vardu? Klausė ji mergaitės. Alisa. Gerai, Alisa, sako Čiči. Blogiau man vis tiek nebus. Pabandykime kaimą. Alisai iš laimės vos širdis nesprogo. Dabar beliko sutvarkyti biurokratinius reikalus. Panda parašė prašymą savaitei atostogų. Alisa pasirašė, kad atostogų metu panda bus gerai prižiūrima, o gidas prikrovė į krepšį truputį bambukų, daug vaisių ir išleidęs pandą iš narvo, palydėjo ją su Alisa prie zoologijos sodo vartų. Tai ką, gerų atostogų, pamojavo gidas. Žiūrėk, Alisa, neprivark su tokia tinginė. Kur jau ne, piktokai atsakė Alisa, jūs pats neprivarkite. Ir pasiėmusi Čiči už letenos, nuėjo į traukinių stotį. Traukiny nieks nesistebėjo, kad kartu su Alisa važiuoja ir panda. Mat Čiči per visą kelionę snaudė. Todėl žmonėms atrodė, kad tai tik labai didelė žaislinė panda. Alisa padėjo galvą Čiči ant pilvuko. Minkščiau už minkščiausią pagalvę. Dar spėjo pagalvoti ir kaip pabudo, jau reikėjo lipti iš traukinio. Ar galite įsivaizduoti, kaip nustebo Alisos močiutė? Iš pradžių ji susiėmusi už galvos vaikščiojo po trobą. Močiutę neramino labai daug dalykų. Ar pandai reikia patalynės, o gal ji miega ne lovoje, o ant hamako? Ar pandos pusryčiams valgo košę, o gal tik obuolius? Kaipgi ji pandą praus ir kaip galės palepinti? Alisa suprato močiutės mintis ir sako: Močiut, nesijaudink, panda Čiči atvažiavo pas tave patingėti. Ji nieko nenori daryti, tik valgyti ir miegoti. O kągi ji valgo, vaikeli, susirūpinusi klausė močiutė, bet čia panda pati nusprendė tarti žodį, kad nebūtų vėl kaip zoologijos sode. Panda valgo bambukus, labai daug bambukų ir viskas. Miegoti galiu ant medžio, man lovos kloti nereikia, šiek tiek paraudusi dar pridėjo Čiči, kad nepasirodytų per daug nemandagi. Laimiai Alisos močiutė buvo talentinga sodininkė. Ji greitai užsodino lauką bambukų ir po dienos, o gal kelių, bambukai ir užaugo, nes auga jie labai greit. Panda ragavo bambukus, garsiai čepsėjo ir diena iš dienos ėmė vis linksmėti. Kur jau nelinksmės, vakarais močiutė ant bambukų dar ir medaus užtepdavo. Ant medžių pakabino šilkinį hamaką pandai gulėti. O Alisa visai nekankino pandą su ja žaisti, tad ši ramiai miegojo, skaniai valgė ir daug šypsojosi.
Vieną dieną Alisa ir sako: Panda Čiči, baigėsi tavo atostogos. Labai gaila, bet turiu grąžinti tave į zoologijos sodą. O ne, atsiduso panda. Prabėgo kaip viena diena. O gal tu gali parašyti, kad aš labai sergu, todėl dabar negaliu važiuoti atgal ir turiu likti kaime pasigydyti dar savaitėlę? Galiu, nudžiugo Alisa ir parašė laiškelį ir gavo leidimą palaikyti pandą dar savaitėlę. O po to ji rašė laiškelį, kad panda susižeidė leteną, o dar po savaitės, kad dabar keliauti per karštą, o vasarai einant į pabaigą, kad panda taip priprato gyventi kaime, kad dabar jie perkelti atgal būtų tolygu mirčiai. Ir kągi, taip ir liko Čiči gyventi kaime. Alisa rudenį grįžo į miestą, o panda liko žiemoti su močiute. Jos vakarais sėdi prie krosnies, geria mėtų arbatą, močiutė mezga megztinius, o panda graužia bambukų konservus su medumi. Ir šiandien, jei galvojate, kad Lietuvoje pandos negyvena, tai tereikia nuvažiuoti pas Alisos močiutę į kaimą. Tik ramiai, panda labai intensyviai tingi ir jei jūs kažko iš jos pageidausite, tai gali neparodyti jums nė savo nosies galiuko. Šią istoriją skiriame mūsų rėmėjų Skaidrilės ir Gretos berniukams, kurie labai norėjo pasakos apie pandą. Gero visiems tingėjimo, iki!